tavo darbdavys tiesiog nori išnaudoti tai, ką tu jau žinai. Bet versle tave išmokino kažką naujo. Žinau, kad ne visuose darbuose taip yra, tačiau daugelis tikrai neplanuoja tavęs tobulinti, nenori tave investuoti pinigų ir be abejo laiko. Jie tiesiog nori išnaudoti tavo fizinę darbo jėgą arba tai, ką jau tu išmokai ir iš to uždirbti pinigus. Kai tu ateini į verslą, į tinklinio marketingo verslą, kompanija čia yra suinteresuota į tave investuoti, tave išmokinti ir tau padėti įgyti naujus įgūdžius, kurie tau padės šiame moderniame pasaulyje. Taip pat padeda tau įvaldyti naujas žinias, kurios padės tau ne tik versle, bet ir visose gyvenimo sferose. Pagalvok, ar tavo darbdavys į tave investuoja? Jeigu ne, galbūt laikas pasižiūrėti į tinklinio marketingo verslą. Jeigu tau įdomu ir nori sužinoti daugiau, labai lauksiu tavo žinutės ir mielai tau papasakosiu, kaip pradėti viską daryti ir pradėti dirbti tinklinio marketingo versle.